viskas kažkaip savaime susidėliojo, kad ir mes, ir vaikai, ir sesė, ir brolis, ir aš likom čionais ir toliau kūrėm šitam krašte, neišvažiavom kažkur kitur. Tai visa šeima iš tikrųjų yra vietoje. Kadangi vaikystė prabėgo keramikų šeimoje ir tai buvo visada, ta keramikos virtuvė buvo aplinkui. Ir mes visada joje gyvenom ir ėjom į mokyklą kaip vaikai ir taip toliau. Bet keramiko kelią aš pasirinkau jau baigęs mokyklą, baigęs mokslus. Ir tada pradėjau mokintis, nes podininkystė, žinot, puodžius jisai mokinasi pats, mokinasi tam tikrą laiką, o iš tikrųjų mokinsiuos iki savo karjeros pabaigos. Tai visada mes kažkaip kintam. Tai indėlis be abejo yra didelis tėvų ir mamos, ir brolių, ir sesių, kurie buvo vyresni ženkliai už mane. Tai galima pasakyti, kad vaikystėje vis tiek mes neturim to tokio apsisprendimo kaip po to, kaip tampam vyresni šiek tiek. Ir tai atėjo tik tais, turbūt sulaukus gal 20-25 metų tame tarpe, kad apsisprendimas, kad liksi čionais, liksiu su keramika, su moliu ir su kitais darbais. Ir tėvai tam neprieštaravo, mama, nesakyčiau, kad labai skatino tai, nevertė to daryti. Ir tai turbūt įtakojo, kad tas apsprendimas buvo toks tvirtas ir tas, nes, žinot, visi verčiami nenori to daryti, nes kai yra kažkokie prievolė, tai tampa nebe tavo. Bet mums buvo lengviau, kadangi mes esam antros kartos keramikai, tai visi tie dalykai, technologiniai dalykai, kuriuos gali suprasti po daugelio metų darbo, po klaidų daug ir taip toliau, tai jau buvo, viskas yra išaiškinta, buvo viskas matyta ir kaip tai daryti ir kodėl ir taip toliau. Tai tas mums labai sutrumpino gal mokslo metus ir mes galima būtų taip sakyti, kad tapom keramikais greičiau, negu būtume buvę iš šeimos, kuri nesusijusi su keramika. Tai ta įtaka yra didelė, bet kokiu atveju, ar taip žiūrint, ar kitos pusės, ar pačios aplinkos. Be abejo, vieta įtakojo, kodėl juoda keramika, todėl kad čia paskutinė vieta Lietuvoje, kur buvo dar išgyveno juodoji keramika, po to be abejo atgimė, persikėlė ir į kitus regionus ir kitur, bet čia buvo ta oazė, kuri buvo likusi paskutinė. Tai ir tikiuosi, kad taip nebus, nes yra tendencijų, kad jos mažėja. Juodosios keramikos vėl buvo atgimimas savotiškas keliasdešimt metų atgal. Dabar jos šiek tiek mažėja, žinant kolegas, kurie dirba toj srityje. Keletas kolegų išėję yra jau Anapilin ir jaunesnių žmonių, jaunesnių keramikų, kurie dirbtų juodosios keramikos technikoje, taip galima pasakyti, būtų. Tai jų mažėja, dalis tos visos, kaip čia taip moderniai labai skamba, koncepcijos, taip galima pasakyti. Ta visa išsaugojama juodosios keramikos ir indėlis į atminimą tų visų apodžių, kurie buvo prieš mane, nes jie dirbo iš vietinio molio, merkinės molio, būtent. Nesivežė, tais laikais nebuvo pirkti molio, turbūt gal jeigu ir buvo, tai jis buvo turbūt nelabai rentabilu pirkti, važiuoti kažkur, jeigu turi vietoje. Tai mūsų merkinės molis yra labai dėkingas juodos keramikos degimui, būtent technologiniam dalykam, nes yra šiek tiek žemesnės temperatūros negu, pavyzdžiui, Kauno molis. Jisai, reiškia,
įgauna tvirtumą ir nebetirpsta vandenį truputėlį žemesniai temperatūrai negu įprastai. Ta žemesnė yra labai nedaug, bet tai yra labai svarbu degant krosnį, kuri yra malkom kūrenama malkinė. Tai yra tam tikros temperatūrų skirtumai dideli yra pačioje krosnėje degimo metu ir tas skirtumas tarp apatinės puodų eilės ir viršutinės pačios, kur baigėsi krosnėje, gali būti iki 100 laipsnių. Tai tie viršutiniai, jeigu degtume iš Kauno molio, yra sudėtingiau išdegti, nesulydant apatinių. Tai yra ne taip kaip elektrinėse krosniuose, visur vienodai šilumas pasiskirsto krosnėje. Malkiniai krosniai, juodos keramikos krosniai, jinai yra apačioj karščiau, viršui yra šalčiau. Tai merkinės molis yra labai dėkingas tam. Iš dalies gal ta juodoji keramika todėl taip ilgai ir išliko čionais. O aš gaminuosi pats molį, tai reiškia valausi taip, kaip valydavo senieji puodžiai ir dirbu iš savo molio. Taip sako keramikai, kai patys tvarkosi molį, sako, kad iš savo, iš tikrųjų jis yra iš žemės, bet taip vadinam. Jo, reikia pūdyti, reikėtų gerų 2 metų, mes be abejo nedagyvenam iki tekančios saulės šalies, kada puodžius kasa molį anūkui, ne savo, o anūkui, o jam yra prikasta jo prosenelio. Tai 30 metų jie brandina molį. Mes brandiname apie 2 metus, tai pūdom, reiškia, tai yra fiziškai iškasamas, sudedinamas kažkokią tai talpą arba į paprasčiausią kažkokį kauburėlį lauke uždengiamas, kad nepripirėtų organikos ir jisai laukiama, kad žiema jį peršalytų ir atšildytų vėl. Taip mes pašalinam iš jo tą smulkią organiką, nes merkinės molis dažniausiai yra tai yra paviršiniai moliai, kurie yra tik po žemės sluoksniu. Nukasus velėną, kadangi ten auga kažkokie augalai, pieva ir taip toliau, tai jų išvalyti tos organikos mechaniškai beveik neįmanoma yra, nebent su kažkokiais įrengimais. O kadangi tai buvo daroma rankom anksčiau, tai todėl jisai buvo pūdomas, kad jisai gautų tam tikras savybės, būtų kokybiškesnis ir taip toliau. O nuo visų kitų priemaišų, kurios yra ten kaip akmenukai ar kažkoks ten per didelis smėlio kiekis ir taip toliau, tai buvo mechaniškai valoma. Jie tikisi, kad jie panašų kažką ras, kas jiem patiko ir jie dažniausiai tą randa. Nes mes visi įgyjam savo stilių ilgainiui ir prisitaikom šiek tiek prie žmonių poreikių, bet turim tokį kompromisą turbūt su tuo, kad darai kas reikia, tai darai kas reikia ir tau, ir žmonėm. Tai reiškia, kas malonu dūšiai ir žmonėm tinka vis dar naudoti. Tai yra labai plona linija, bet jeigu ją radus, tai labai gerai. Tai palieka tą kūrybos dalį didelę ir be abejo daugiau dekore gal ta kūryba yra, formos yra, vis tiek tai yra kažkokių tai likučių ir dideli kai kuriais atvejais tų senųjų formų, tų senųjų mūsų indų, kurios naudoja ir prieš 100 metų, ir prieš 200. Be abejo yra vaizdinių iš muziejų, kurios matai indus, kurios matai senovinius. Tai daro tau įtaką ir jeigu turi tokį kelią, kad nori išsaugoti dalį to, tai tada tampi toksai panašus į tuos senuosius šiek tiek. Be abejo, yra modernios keramikos labai daug, yra visko. Jinai irgi yra labai graži ir ypatinga ir funkcionali kartais ir taip toliau, bet ta mūsų senoji, tos formos, ta tradicinė keramika, ne technikos atžvilgiu, bet būtent, kaip pasakyti, jinai išsivystė labai su praktiniais sumetimais. Tos formos yra ne veltui tokios, kokios yra, nes jos yra labai patogios tam tikriem dalykam. Jeigu tai buvo indas saugojimo, tai jisai ne veltui buvo tiesus ir aukštas, todėl kad ant lentynos jų daugiau telpa. Nes buvo kamaros, kurios dabar nebeegzistuoja. Tai tie indai dabar sumažėjo iki begalybės, patapo polygonas riešutėliam, saujai riešutų, o ne kažkokiam
5 litram, ten, nežinau, medaus ar kažką tokio, kas buvo anksčiau. Bet forma jo išliko, proporcija išliko ta pati ir tai yra turbūt savotiška ta vadinama rekonstrukcija ir išsaugojimas to, kas buvo. Nes kito būdo tam nebebūtų, būtų tik gaminimas indų, kurie stovėtų ant lentynų ir būtų tik kaip dekoras. Tai visada, kai išvažiuoja indai, sakau žmonėm, kad bet tikiu, iš dalies viliuosi ir tikiuosi ir sakydamas, kad taip ir bus, bet sakau, kad nevalykit nuo jų dulkių, naudokit. Tai be abejo, reikėtų bent jau kartą mėnesį jį panaudoti. Ta visuma, turbūt, ką jūs matot, tas nuo kastuvo, kur tu išsikasi molio lauke ir iki to, kai ištrauki iš krosnės ir nuplauni tą darbą ir padedi čia ant stalo ir ateina žmogus ir jį pakelia. Tai ne tas dekoras, ne tas taškelis, viskas. Ir pats žėdimas, ir pats ėjimas, ir pats krovimas, ir plovimas, ir kasimas. Viskas tas apima visumą ir tuom tu džiaugiesi. Tuo metu, kai tu dekoruoji, tai yra laikas.